Labas rytas visiems, sveiki sugrįžę į Bros of Decay. Kaip matote, aš kaip ir miegu savo automobilyje. Nes praėjusią naktį mes nuvažiavome 700 km į Prancūziją, kad pasiektume apleistą pilį, kuri buvo palikta daugybę metų ir yra nepaprastai istorinė. Istorija, slypinti už jos, yra dar neįtikėtinesnė. Bet dabar, pirmiausia, turiu pabusti ir pasiruošti. Mes miegojame automobilyje šių miškų viduryje, kaip matote. Atrodė, kad tai puikia vieta miegoti. Žemėlapyje mačiau, kad čia yra kažkoks ežeras ir noriu jį apžiūrėti prieš mums einant už tvoros. Kaip visada, kai tyrinėjame, pažiūrėkime, ką šita vieta gali pasiūlyti. Gerai. Kaip matote visi, atvykome prie mažo žvejybos tvenkinio. Čia kažkokie namai. Ar čia kas nors gyvena? Nemanau, aš čia ilgai neužsibūsiu. Bet kaip matote, čia yra kažkieno mažas žvejybos tvenkinys, kuriame miegojame vakar, tiksliau šią naktį. Dabar laikas važiuoti prie pilies. Aš labai pavargęs, bet šitas to vertas, patikėk manimi. Tai vėl vienas iš geriausių, kuriuos kada nors filmuosiu šiame kanale. Juk tai sakiau daugybę kartų žmonės, ne kartą kartojau. Tai geriausia vieta iš visų. Bet vakar vakare ten užsukau pasižiūrėti ir atrodė, kad tai tokia istorinė vieta. Neįtikėtinai gražu viduje ir visiškai užrakinta viduje. Eikime ten. Vis dar labai pavargę žmonės. Bet tai yra dalykai, kuriuos turi daryti, kad nufilmuotum šias neįtikėtinas vietas Prancūzijoje. Dauguma jų yra labai toli nuo mano namų, o aš turiu tik savaitgalį joms tyrinėti. Todėl turiu stengtis iš visų jėgų arba grįžti namo. Esu pasiruošęs tyrinėti šį grožį, tad padarykime tai įsimintiną. Šis dokumentinis filmas leis jums žvilgtelėti į snaudžiančios 17 amžiaus pilies vidų. Šeimos ištakos siekia 14 amžių, kai jie pirmą kartą apsigyveno šiame Prancūzijos regione. Šiandien Liuiso šeimos narių liko nedaug. Paskutinis žmogus gyvenęs šioje vietoje buvo ponia Anne Louis. Tačiau ponia Anne Louis ir jos sūnus Petras vis dar gyvi ir jie gyvena netoli pilies. Jiedu daugiau niekada nebeina į vidų. Atrodo, jie prarado susidomėjimą pilimi. Visi artefaktai, kuriems daugiau nei 300 metų, ir gražūs artefaktai, kuriuose atsispindi istorija. Dabar ji gyvena su savo sūnumi Petru, o jos pilis
Jau daugiau nei 10 metų stovi apleista ir mes galime ją tyrinėti. Leiskite man jūs nuvesti vidun ir parodyti vieną iš įspūdingiausių ir istoriškiausių apleistų pilių visame pasaulyje. Sveiki sugrįžę visi į dar vieną dokumentinį filmą, kurį jums pristato Bros of Decay. Aš esu Leslis ir šiandien mes tyrinėjame dar vieną įsimintiną apleistą pilį Prancūzijoje. Ši vieta priklausė poniai Anne Louise, o jo šeimos istorija siekia 1470 metus, kai gimė pirmasis Luisas. Ši vieta tarsi sustojo laike per pastaruosius 10 metų. Ir aš jums parodysiu, kas čia liko. Įme. Pirmas dalykas, kurį noriu jums parodyti šioje vietoje, yra didysis priekinis įėjimas. Viena svarbiausių pilies dalių. Žmonės, kurie kadaise ją statė, norėjo pasiekti būtent šią pilies dalį. Visiškai teisingai, nes tai yra pirmas įspūdis, kurį žmonės susidaro atėję pas jus. Ir čia jie atliko nuostabų darbą. Aš buvau nustebintas, kai pirmą kartą įžengiau pro duris. Aš nėjau pro tas duris, nes jos nebuvo atidarytos labai ilgą laiką. Leiskite jums parodyti. Pirmiausia, šiek tiek atsitrauksiu ir parodysiu jums tą didingą įėjimą, kurį jie sukūrė su laiptais iš abiejų pusių. Tai labai įdomus ąžuoliniai laiptai, kuriuos dabar ryja dulkės, voratinkliai ir medienos kirmelės. Kaip matote, labai gaila matyti, kaip tokios vietos laikui bėgant nyksta. Bet štai visi tai buvo didysis pilies įėjimas. Čia jūs patektumėte į žemes. Ir dabar jau daugiau nei 10 metų yra užrakintas. Voro tinklai dengia durų angą, paversdami ją savo namais. O kas labai žavi pilies koridoriuose? Nei pačiame, nes šis labai siauras, bet paprastai čia būdavo daug suolų. Kai žmonės atvykdavo į pilį, o tie žmonės nebuvo tokie svarbus, kaip tie, kurie gyveno šiose vietose. Pilies savininkai arba tarnai tiesiog juos čia pasitikdavo, pavaišindavo puodeliu kavos ar ko nors kitu ir jie po minutės jau išeidavo. Ir tik labai svarbiems žmonėms buvo leidžiama eiti šiais laiptais į viršų ir patekti į pilies vidų. Bet pirmiausia, pažiūrėkime vidun. Čia. Daug medžio. Gerai, manau, anksčiau tai užsidarydavo, anksčiau visi švarkai ir visa kita būtų buvę čia. Bet vėliau tai buvo paversta malkų dėže. Lipkime šiais laiptais į viršutinį aukštą ir į pilies vidų. Oho, koks nuostabus vaizdas. Jaučiuosi kaip turtingas žmogus iš 17 ar 19 amžiaus keliaujantis į prancūzišką pilį. Pažiūrėkite į šį stulbinantį vaizdą. Kambarys, kuriame atsidūrėme, o virš mūsų kabo užburiantis krištolinis sietinas. Oho, turiu jums parodyti šį kambarį labai išsamiai. Pažiūrėkite į šias gobelenas ant sienos, į šiuos kilimus, kuriuos jie pakabino, į šią rudą spalvą. Aš tiesiog dievinu tai. O. Tai buvo didžioji salė, kurioje jie įleisdavo turtingus svečius į pilį. O šie vaizduoja buvusius laikus Prancūzijoje, Napoleono laikus, 17-18 amžius, žmonės, literatūrą, žmonės sėdinčius sode, tikriausiai prie tokios pilies kaip ši. Jie vaizduoja prabangų gyvenimo būdą anuomet. Turime šį religinį paveikslą tiesiog čia stovinti, kurį naikina laikas. Oho, štai gražus arbatinukas. Ir jo dizainas toks, kad nieko neišliesi.
Tikriausiai jis pagamintas iš sidabro. Pusiau sudegusi žvakė. Paskutinė, kurią Ana Luiza uždegė, kai gyveno čia. Visada labai svarbu apžiūrėti spinteles, kai tyrinėjate tokias vietas. Kad sužinotumėte, ar galite rasti kokios nors istorijos ar datų, kurios galėtų būti susijusios su šių žmonių mirtimi, arba kodėl viskas buvo palikta. Tai yra iš 1994 metų, kaip matote. Šioje spintelėje daugiau nieko nėra, tik laikraščiai. Užverkime tai. O štai čia šalia turime nuostabią apmuštą kėdę. Galiu įsivaizduoti, kaip čia anuomet vis dar sėdi kilmingas žmogus. Tiesiog įsivaizduokite, kažkas sėdi šioje kėdėje. Nuostabi raudona kėdė, gražus gobelenas ant jos. Ir tada šioje pusėje, atsiprašau, kad užstoju vaizdą nugarą, turime dar vieną mažą poilsio zoną su rašomuoju stalu. Ir tai palieka mums dvi galimybės. Kairien į valgomojo zoną arba dešinien į poilsio zoną. Aš pasirinksiu kairę. Eikime ten. Visi tiesiog pasižiūrėkite į šią nuostabią valgomojo zoną, kurioje ką tik atsidūrėme. Ir čia ant sienų dar daugiau gobelenų. Mano nuomonė, kilimai, kurie dengia šią vietą, yra tiesiog žavūs. Visada, kai užeinu į tokią valgomoją erdvę, galiu įsivaizduoti žmonės, kurie čia kadaise gyveno, sėdinčius prie stalo ir valgant. Oho, tai taip skiriasi nuo dvaro ar namo. Nes šiems žmonėms patarnaudavo tarnai. Ir vėl virš stalo kabo nuostabus sietinas. Man tai labiau atrodo kaip žalvaris. Gražus karūniniai lipdiniai ant lubų. Bet būčiau tikėjęsis, didesnio valgomojo stalo. Šis valgomojo stalas neatrodo labai prabangus. Ir šie tiesiog yra. Tai taip pat nėra attrauktos kėdės, bet vis tiek labai gražios, labai graži staltiesė ant jų. Žinoma, jos yra antikvarinės. Dabar čia kambaryje turime šią spintą su žmonių herbais jos viršuje. Tai tiesiog žavu. Tada žinai, kad esi turtingas. Kur gali užsisakyti, kad tau padamintų baldus. Oho! Čia liko sriubos teritorija. Ten jau nieko nebeliko. Tai nebe sriubos teritorija, dabar čia tik saldumynams. Drabužiai. Visada žiūriu į šias spinteles, ar rasiu ką nors įdomaus, ypač tokiose vietose. Pažiūrėk į arbatinuką, kuris čia paliktas. Argi tai nėra tiesiog nuostabus daiktas? Oho, aš tiesiog juo žaviuosi. Užverkime šį grožį. O, tas girgždėjimas. Tada žinai, kad tai sena. Negaliu nustoti žiūrėti į kilimus, kurie kabo ant sienos. Žinoma, jie turėjo keletą išraižytų lėkščių. Ant sienos čia. Oho. Vaizduojančių Kinijos parkus. Kaip matote, jie tikrai yra tie patys. 3 identiški. Tada, žinoma, mes esame Prancūzijoje, o Prancūzijoje visada būna įmontuotų spintų. Ši atrodo buvo užrakinta, bet tai buvo lėkštės, kurios buvo naudojamos, kai žmonės vakarieniavo. Visos čia paliktos dulkėti, tačiau anksčiau jos tarnaudavo puikiems prisiminimams. Oho!
padažas, spenceriai ir viskas vis dar čia. Paieškokime logotipo ten. Šitas atrodo prilipęs prie kito. Priekyje yra tarsi mažytė raidė, apačioje logotipo nėra. Gerai, uždarom šitą grožį, einam toliau. Tada turime šią mažą poilsio zoną, po vakarienės galėtume išgerti kavos. Tikriausiai šiek tiek paplepėtume. Po apačiai yra keletas vandens ąsočių. Kitas arbatinukas, šie žmonės turbūt labai mėgo arbatą. Man labai patinka gėlė esanti čia viršuje. Oho. Ar matai tai, ką matau aš? Tu? Tikriausiai. Taip, galbūt tu tai matai, bet čia yra paslėptos durys. Visi. Uhu. Vedantis į tarnų patalpas, tai labai būdinga tokioms vietoms, nes tarnai miegodavo atskirai ir gyvendavo atskirai nuo šių pilių savininkų. Kartais jie net nenorėdavo matyti šių žmonių, nes jie nebuvo to paties lygio kaip jie. Pažiūrėkime, čia turėtų būti virtuvė. Taip, ir yra. Ir žinoma rūsys, į kurį šios vietos savininkai taip pat nebegrįždavo tais laikais. Matau dar keletą laikraščių. O taip, čia matome datą 2010 metų, rugpjūčio 19 diena, vienas iš paskutinių laikraščių, viena iš paskutinių datų šioje vietoje. Čia tarnai gamindavo maistą pilies savininkams. Oho, čia dar daug kas likę. Puodai, keptuvės ir visa kita. Matau ten viršuje kavos malūnėlius. Viršuje taip pat daug žibalinės lempų. Įdomu. Ir čia taip pat daug daugiau maisto. Žiūrėkit, visi štai taurės. Prie durų yra kliūčių čia parašyta, todėl būkite atsargus jas atidarydami. Netgi keletas saulėgrąžų liko čia. Bet grįžkime prie tos dalies pirmiausia, nes į rūsį leisimės vėliau šiame vaizdo įraše. Mano nuomonė, tai vienas gražiausių sieninių kilimų visose šiuose namuose. Kodėl sakau namai? Juk tai pilis, Leslis. Rink žodžius ir elkis mandagiai. Tu įžeisi šiuos žmonės. Bet pažiūrėk, tai tiesiog nuostabus karalius ir karalienė. Ir tada turime štai tai. Karys, manau, jis žiūri į merginą iš šalia jų esantį arklį. Ir tiesiog kokybė čia yra stulbinanti, tai žavi. Tai turbūt yra neįkainamos vertės. Aš net nesivarginsiu galvoti, kiek tai verta. Čia paveiksle pavaizduotas nuostabus riteris ir dar daug kitų dalykų. Lėkštės ir panašus daiktai. Oho. Šie indai buvo skirti laikyti alkoholinius gėrimus ir juos galėjai pasiimti į lauką. Šie žmonės juos pasimdavo daugiausia medžiokliai. Jie turėjo tokią mažą dėžutę ir galėjo ją pasiimti. Po medžioklės visi galėdavo išgerti. Kaip matote, bet taip pat juos laikydavo valgomojo zonoje. Dažnai juos matau valgomajame ir apleistuose pilies kambariuose. Daugiau kėdžių ir tikriausiai dar viena įmontuota spintelė, vėlgi visiškai prikrauta lėkščių, puodelių ir visokių tokių dalykų. Man labai patinka tai matyti. O. Atspėk ką? Ką tik pamačiau dar vienas slaptas duris, šios man buvo visiškai nematomas. Bet dėja atrodo, kad jos visiškai užrakintos. Vėliau vaizdo įraše sužinosime, kur jos veda. Dar vienas sieninis kilimas. Negaliu nustoti žiūrėti į šias gobelenus, kuriuos jie pakabino ant sienos šiame mažame prieškambaryje. Oho. O dabar pereiname prie namo poilsio dalies. Svetainės, gyvenamosios zonos, kaip tik norite vadinti, kur žmonės tikriausiai praleidžia daugiausia laiko. Iš pradžių šis mažas kambarys atrodo kaip didelė netvarka, bet iš tikrųjų taip nėra. Kai pereinu į šią pusę, galite pamatyti nuostabią erdvę su fortepijonu. Kambario viduryje stovi didelis fortepijonas.
Bet dar viena gobeleno tipo sieninė dekoracija čia ant sienos. O ši vaizduoja vešlią kraštovaizdį. Kažkur Prancūzijoje arba kažkur kitur pasaulyje. Šie medžiai atrodo labai svetimi. Oho, šitas tiesiog nuostabus. Pažiūrėkime, ar jis vis dar groja. Oho, tiek metų praėjo, o vis dar groja. Šitas yra iš 1955 metų ir pagamintas Paryžiuje, Plejaloje. Pažiūrėkime į jo vidų, kaip jis atrodo. O, jie turi šios popierius su baltais milteliais ant jų. Tikriausiai tai nėra tai, ką aš galvojau, bet vis tiek įdomu. Vėlgi daug paveikslų išmėtyta ant sienų. Man labai patinka šis paveikslas su šia dama. Ji tiesiog atsipalaidavusi. Bet jei pažvelgsite žemyn, jos ant kelių yra mažas šuniukas. Karališkoji dama. O šis kambarys suprojektuotas kaip mėlymasis. Galite matyti paveikslus visur viršuje ir viskas čia pritaikyta būtent šiam kambariui. Pažiūrėkite į šoninį stalelį. Jis visiškai pagamintas iš marmuro, su medžio apdaila ir paauksavimu. Viskas yra suprojektuota pagal... Oho! Čia turime dar vieną ponę, kuri ramiai ilsisi. Su vėduokle rankoje. Apačioje vitrininė spintelė. Pažiūrėkime, kas čia viduje. Labadiena. Oho. Net ir galinė pusė čia apmušta. Uždaryk šitą švelniai, štai taip. Iš abiejų pusių turime šias apmuštas kėdes, į kurias įaustos gėlės. Ir tada pažiūrėkite į šią kambario pusę. Čia visiška netvarka, žmonės. Viskas tiesiog išmėtyta ir aš nežinau kodėl. Čia yra mažytė etiketė, kuri tiesiog nurodo, kas tai yra. Tai tiesiog paveikslo rėmas. Liustra, kabanti kambario viduryje, kristalier liustra. Iš pradžių maniau, kad tai suoliukas, bet ne. Tai atskiros kėdės, kurias matome čia priešais mus. Maniau, kad tai toks kampinis suoliukas, bet iš tikrųjų taip nėra. L'Illustration gerai, tai labai įdomu. L'Illustration. Tai žurnalas iš senų laikų. Šiais laikais jo jau nebėra. Bet aš radau pilį tų žmonių, kurie anksčiau Prancūzijoje gamino šiuos dalykus. Aš įdėsiu nuorodą į pilį čia viršuje. Šioje pilyje, kurią filmavau, gyveno tie žmonės. Tie, kurie senais laikais sukūrė ir pagamino šį žurnalą. Tai tiesiog žurnalas, kalbantis apie gyvenimą ir įvairius dalykus, su reklamomis. Ir jūs netgi galite pamatyti žurnalo kainą. 118 frankų už metų prenumeratą. Taigi tai nebuvo daug tais laikais, na tai turėjo būti daug, bet dabar tai nėra daug. Turiu pasakyti, labai įdomu visada matyti, kaip viskas grįžta į šias kilnes vietas. Turime šį važiuoklę. Ne, tai nėra šezlongas, tai tiesiog sofa aptraukta raudonų audinių sofa su derančiomis pagalvėlėmis. Leiskite man parodyti tai išsamiau. Oho. Labai patinka matyti tokius dalykus. Ir tai, manau, veda mus prie pilies bokšto. Bet pirmiausia, pažiūrėkite čia aukštyn. Turime dar vieną iš tų įmontuotų paveikslų. Taip, ir čia mes patenkame į biblioteką, kuri yra pilies bokšte. Apvali biblioteka, kaip matote filmuose. Oho, tai tiesiog nuostabu matyti. Būti čia yra labai nerealu. Čia. Anksčiau žmonės čia ateidavo, sėdėdavo prie šio stalo, priešais save turėdavo knygą, ją studijuodavo, mokydavosi apie įvairius dalykus.
Čia vis dar atversta knyga su tūkstančiais ir tūkstančiais puslapių. Esu maždaug knygos viduryje, o puslapių skaičius rodo 1827. Mažas rašalo indėlis, kurį galėjai uždaryti štai taip ir su kuriuo galėjai rašyti. Matau čia keletą auksinių knygų. Oho. Ir čia šone galite pamatyti, kiek ilgai ši vieta buvo apleista. Voro tinklai visiškai užvaldė šią vietą ir paverčia ją tarsi taro kortomis. O tada iš svetainės galite tiesiai patekti į vieną iš maloniausių namo kambarių – biliardo kambarį. O tai tarsi vyrų urvas visi. Leiskite man pirmiausia jums išsamei parodyti šį kambarį. Oho. Čia namo vyrai, kaip anksčiau būdavo, galėjo mėgautis visą dieną. Tiesiog gėrė viskį, maloniai šnekučiavosi. Aš vis dar matau juos čia, šiame kambaryje. Tai tiesiog žavu. Gerai, leiskite parodyti, kas čia liko, nes tai tikrai įdomu. Man reikia šiek tiek padidinti šviesą, nes čia tamsu. Tiesiog truputį daugiau šviesos. Šiame kambaryje taip pat turime židinį. Gerai, tai yra... O, žinote, mes jau matėme daug židinių. Atsiprašau, aš jų detaliai neapžvelgiau. Tai labai mažas židinys, vos pakanka vienai malkai. Šios dvi vazos abiejose jo pusėse. Oho. Tada patefonas pačiame viduryje, kur jie galėjo leisti muziką ir tiesiog smagiai leisti laiką prie biliardo stalo. Man tai labai patinka. Ir čia kambario kampe turime šias naujesnės kėdes. Tai yra odinės sofos, bet joms tikriausiai apie 40-50 metų, ne kaip kitiems baldams, kurie yra namo viduje. Viršuje yra paveikslas. Moteris, kuri atrodo labai liūdna iš tikrųjų. Oho. Daugiau paveikslų aplink šios patalpos sienas. Ir galite matyti iš sienos įspaudų, kad čia anksčiau buvo kažkas kito, bet tai buvo nuimta. Tai taip pat labai įdomu. Žibintas, šalia jo apmušta kėdė. Ir čia turime dar vieną. Ši labai įdomi, vėl pasikartoja gėlių motyvas. Ir čia taip pat. O, tai šaunu. Čia galite matyti, kaip užuolaidos būtų pakabintos taip, o tai tiesiog žymė likusi per metus, kai jos ten kabojo. Bet dabar jos atsipalaidavusios. Ir tada visi. Biliardo stalas, mano nuomonė, vienas gražiausių, kokius esu kada nors matęs. Kiekviena šio biliardo stalo detalė yra apgalvota. Galite matyti, kad jo šonuose yra beidai. Čia yra gražus įmontuotas skaitiklis. Galite valdyti jį štai taip. Skaičiuokite savo taškus. Deja, tai visiškai sunykę. Kiekviename jo kampe yra toks dizainas ir atrodo, kad aplinkui yra rakto skylutės, bet iš tikrųjų jų nėra. Jos nėra tuščiavidurės viduje. Oho, koks šedevras. O už mūsų yra rezultato lenta su virš jos esančiomis skijomis. Ir čia palikta daug lazdų. Čia jie galėjo skaičiuoti žaidimo taškus. Stalas, o viršuje gražus laikrodis. Deja, dar neradau daug šių žmonių artefaktų. Atrodo, kad jie daug ką iš čia išsinešė, kai Ana Louis paliko šią vietą paskutinę mūsų dieną. Bet kartais tai yra gerai. Čia turime antspaudą.
Ką daro ši maža dėžutė? Nesu tikras. Bet čia anksčiau buvo labai mažas buhalterinis staliukas, prie kurio žmonės tvarkydavo apskaitą. Žinoma, kągi daugiau galėtum veikti prie buhalterinio staliuko. Galima jį uždaryti štai taip ir užrakinti, bet dabar jis jau nebeužsidaro. Priekyje yra gražus raštas, o tada turime paskutinį šio kambario kampą. Vėlgi daugiau gražių paveikslų. Šis herbas, kurį matome čia šone, atrodo kaip tas pats herbas, kurį matėme ir ant spintelės. O žmonės, kurie čia pavaizduoti, gali būti šios vietos savininkai. Oho. O čia matome straipsnį apie žmonės stovinčius aplink biliardo stalą. Šaunu. Pažiūrėk į šį veidą štai čia. Ir čia taip pat yra marmurinis laikrodžio ciferblatas. Žmonės, čia tiek įdomių dalykų. Tiesiog nuostabu mano nuomonė. Galiu valandas klaidžioti po šį pilį. Aš jau praleidau čia 4 valandas ir vis dar neapžiūrėjau viršutinio aukšto, o tikriausiai ir ne visų apatinių aukštų. Bet tai nesvarbu, man tiesiog labai patinka. Prieš eidamas toliau į paskutinį apatinio aukšto kambarį. Yra dar 2 dalykai, kurių pamiršau jums parodyti prieš akimirką. Bet mes turime šį vežimėlį čia, kambario kampe. Leiskite įjungti šviesą, kad galėtumėte jį šiek tiek geriau pamatyti. Iš arčiau, nes jis iš tikrųjų yra labai įdomus. Taip pat labai senas, su labai dideliais plieniniais ratais apačioje. Ir čia jie veždavo vaikus po teritoriją ir miestą. Jis linguoja, visas attrauktas apmušalais ir tai tiesiog labai įdomus dizainas. Oho, pažiūrėk į rankeną čia priekyje. O, tai turėjo būti tikras lobis, vedžioti vaikus su šituo. Ir čia apačioje yra tokia skylė. Aš jo neatidarysiu, nesuplėšysiu, bet nežinau, kam ta skylė skirta. Ir taip pat šiame kambaryje turime šį vaikišką supamąjį arklį, kurį čia paliko vaikas. Vėlgi labai senovinis. Oho! Ir šis turi medinius ratus, kuriuos taip pat matytumėte arklių vežimuose ir tikriausiai tikrus arklio plaukus jo uodegoje. Dabar vėl atsidūriau koridoriuje, o šį kambarį čia kairėje mes jau matėme. Čia buvo baseino zona ir poilsio zona. Bet dabar laikas pažiūrėti, kas yra šioje pusėje. Aš pat čia dar nebuvau, todėl labai smalsu pamatyti, ką šis kambarys slepia. O visi, pažiūrėkite čia. Tai buvo duris, vedančios į valgomojo zoną. Kitos slaptos duris, kurias ką tik filmavome. Bet dabar jos visiškai užrakintos. Čia parašyta sveiki atvykę, sveiki atvykę. O Dieve. Pažiūrėkit tai. Turime įmontuotą lovą, tikriausiai paskutinę vietą, kurioje miegojo Anė Louis. Nes ji buvo labai sena, kai paskutinį kartą gyveno šioje vietoje, ir tikriausiai turėjo miegoti apačioje. Ir tai galėjo būti jos miegamasis. Nes nemanau, kad jį kasdien ir kasnakt lipdavo tais laiptais. Pažiūrėk į šią lovą. Gražus lubų lipdiniai. Ne, tai ne lubų lipdiniai. Tai tarsi medžio darbai ant šių medinių sienų. Oho. Aplink visur apmušta lova. Man labai patinka gėlių raštas ant jos. Tai labai įdomus dizainas. Čia turime kažkieno nuotraukos rėmelį. Galbūt tai buvo jo sūnus Petras. Jis atrodo labai intelektualus vyras. O už jo lauke
galima matyti, kad jis tikriausiai stovėjo priešais šią pilį, nes aš atpažįstu langus ir žaliuzes iš jos. Šios bombos čia ant grindų, nežinau, kodėl jos yra šiame miegamajame, bet taip, kodėlgi ne. Ir tada turime šį nuostabų paveikslą, kabantį virš lovos. Kiekvieną naktį, kai čia miegočiau, jaudinčiausi, kad šitas daiktas nukris man ant veido. Gerai, tiesiai šalia lovos turime duris, kurios tikriausiai veda į miegamuosius, bet virš šių durų taip pat yra į sieną įmontuoti paveikslai. Tai matote tik pilyse, niekada dvaruose, niekada vilose. Ir taip pat tik Prancūzijoje. O kas čia? Panašu, kad atsidūrėme kažkokioje archyvo patalpoje. Oho, čia saugoma daugybė dokumentų iš senų laikų. Žemėlapiai iš Prancūzijos. Matau čia gulinti kišeninį peiliuką. Daug brošiūrų, netgi šiek tiek vyno, kad galėtum slapta išgerti naktį. Nuostabu. Aš dar to nepastebėjau, bet aš tiesioginė prasme ėjau ant kilimo, pagaminto iš baltojo lokio ar kažko panašaus, nes tai buvo balti kailiai. O Dieve, jei tai tikrai iš baltojo lokio, tai gana liūdna. Bet anksčiau žmonėms nelabai rūpėjo gyvūnai. Pažiūrėkite į šią milžinišką knygų lentyną, esančią kambario šone. Ten yra nuostabių knygų. Oho. Labai literatūriški žmonės, taip pat labai storos knygos. Tada turime šį meno kūrinį, statulos piešinį. Žavus piešinys ir taip pat mažas rašomasis stalas šiame kambaryje. Ir čia žmonės dirbdavo. Ir taip, čia turime šį telefoną, senovinį, klasikinį telefoną. Tikriausiai kai kurie mano kanalo žiūrovai yra juo naudojasi anksčiau. Man labai patinka juos matyti ir dabar tai sužinojau. Šis trečiasis ragelis naudojamas, jei kas nors nori pasiklausyti pokalbio arba prisijungti prie pokalbio. Pavyzdžiui, turime trečiąjį pašnekovą. Tiesa, šiais laikais Enlujaus laikrodžiai vis dar čia. Wow. Sėdėjimo kampelis, kuriame jį galėtų skaityti knygą vakare. Jini netgi turėjo šį mažą pufą po savo kėdę, kurį galėjo ištraukti, bet jis gana stipriai įstrigęs ten po apačią, galėdavo užsikelti kojas. Skaityti knygą po šią lempą žavu. O šioje kambario pusėje turime veidrodį su židiniu po juo. Ir viskas šiame kambaryje buvo apgalvota, viskas sukurta būtent šiam kambariui. Tik. Wow. Po juo marmurinis židinys. Matote, kaip per daugelį metų ant marmuro ir akmens susikaupė dūmai. Ir tai tiesiog malkomis kūrenamas židinys. Galbūt jį naudojo tą malką, kurią anksčiau matėme koridoriuje, kad užkurtų šį židinį. Tai įmanoma. Man taip pat labai patinka bazos įmontuotos į židinio šoną čia. Gerai, grįžkime atgal, bet pirmiausia leiskite parodyti jums šiuos sodus paveiksle ir pilį virš jų. Dabar pakilkime šiais laiptais į viršutinį aukštą ir parodysiu jums pačią privačiausią namo dalį. Aš tiesiog dievinu šių laiptų dizainą. Čia galima lipti iš abiejų pusių, tiesiog kaip filmuose. Oho, šis mėlynas kilimas ant laiptų taip pat labai įdomus. Ir veda mus į viršutinį aukštą. O čia kažką pastebėjau, man labai patinka tokie dalykai. Tai tarsi kalendorius ir kiekvieną dieną jį aperti pasikeičia diena. Tiesiog prieini arčiau, čia viduje yra mechanizmas, kuris tai padaro. Kai apverti atgal, grįžta viena diena atgal. Norėčiau pamatyti jo vidų. Turime Triumfo arką Paryžiuje ir Eifelio bokštą, o čia matytumėte mėnesius. Wow.
Ir tai mus nuveda į viršutinį aukštą. Čia visi šie laiptai vėl susijungia į vienus didelius laiptus. Ir mus pasitinka ši spinta čia. O, ir enludžių striukės vis dar čia. Oho, galite matyti mūsų ryšį, jos striukės. Ir net čia, prie spinto šono, turime raudoną lietpaltį. Oho. Pažiūrėkite į raktus, kurie paslėpti viduje. Kažkas paslėpė raktus striukėje. Gerai, uždarykime ją ir einame toliau į viršutinį aukštą. Čia į kairę. Pirmiausia, pažiūrėkime, kur šie žmonės miegojo ir kur jie iš tikrųjų praleido didžiąją dalį savo gyvenimo. Deja, čia atrodo užrakinta. Šone čia yra paveikslas. Turime vieną mažą miegamąjį, į kurį užsukame. Iš pradžių atrodo, kad tai vaiko lova, vaiko miegamasis, kur galbūt Petras anksčiau miegodavo savo laikais. Šeimos sūnus arba kitas šeimos vaikas, kas žino. Vis dar paklota, po tiek metų apleisties. Šalia stovi tualetinis staliukas, ant jo vandens ąsotis ir marmurinis paviršius. O, pažiūrėkite visi, man tai labai patinka. Čia turime šį senovinį automobilį, kaip parašyta. Priekyje parašyta 6, o tada žaislinė garo varoma mašina. Oho. Ir net pliušiniai meškiukai, vaiko meškiukai, vis dar guli čia po tiek metų. Jeigu tai nėra įdomu, tai aš nežinau, kas tada yra. Jis netgi turėjo mažą buhalterijos stalelį savo kambaryje. Oho. Gėlių rašto tapetai, kurie atskleidžia jo mažą erdvę, kuris laikė savo galvosukius, tapetus, plakatus. Viskas vis dar ten. O čia turime kažkokį suaugusiojo miegamąjį, pažiūrėk į šitą. Oho. Čia kilmingi žmonės iš tikrųjų miegodavo šalia vaiko, bet lovos viduryje yra meškiukas. Bet manau, kad jis buvo ten padėtas, vis dar gaminamas po tiek metų. Labai įdomus dizainas. O man labai patinka šios apvalios naktinės spintelės. Gerai. Ir ant jos matome to paties berniuko nuotrauką, kurį jau matėme kitame apačioje esančiame miegamajame. Taigi, tai galėjo būti jos vienintelis vaikas, Piteris, kurį ji labai mylėjo ir kurio nuotraukas laikė visame name. Tai gali būti paskutinis kambarys, kuriame miegodavo Annie. Daug religinių atvaizdų, vėlgi virš lovos. Ir čia matome miestelio piešinius, manau, ir matome žmonės plaukiančius laivais. Ir tikriausiai teatras tai padarė. Šioje vietoje tiek daug artefaktų, kuriuos galima apžiūrėti. Oho, šis židinys su veidrodžiu viršuje tiesiog nuostabus. Pažiūrėk į laikrodį čia viršuje. Auksinis laikrodis, mėlyni akcentai. Koks šedevras esi, koks šedevras. Ir tada židinys apačioje, su dumplėmis viršuje, tai yra parašyta arkos. Ant jo priekinės dalies atrodo, kad dumplė jau nebeveikia. Oho. Tada atrodo, kad turime paskutinį miegamąjį. O Dieve, dar vienas miegamasis įrengtas sienoje. Vėl gražūs tapetai, tikriausiai vaiko lova, nes ji labai maža. Vis dar išlikusi po tiek metų ir tipiškai prancūziška, kaip matote. Tiesiog pasigrožėkite visi, įsižiūrėkite į šį grožį.
Šiame kambaryje, čia, šalia lovos, jie įjungdavo ir išjungdavo šviesą. Šiais laikais tai jau nebeveikia. Ir jie turėjo šias mažas duris čia pat šalia. Jos veda į mažą prausimosi vietą. Galėjai įpilti čia vandens su ąsočiu, nusiprausti veidą vakare. Čia taip pat yra blizganti svarstyklė, 1968 tai parašyta. Ant šito užverkime šitą grožį. Wow. Ir židinys su veidrodžiu virš jo, paauksuotas. Ir net šis paveikslas viršuje. Keletos mergaičių, sėdinčių prie ežero ir šeriančių gulbę. Šioje vietoje taip pat matome šiek tiek Afrikos meno. Veido kaukė. Žinoma, prancūzai turėjo didelę įtaką kolonijoms Afrikoje, todėl tikriausiai ir tuo metu turėjo su tuo kažką bendro. Apačioje dumplės ir lazda. Koks kambarys visi, koks kambarys. O čia ant sienos turime dar vieną sieninį kilimą. Šis yra mažiau puošnus, bet kaip matote šonuose, atrodo, kad ant jo yra arabiški užrašai. Tiksliai nežinau, ar tai arabiški ar egiptietiški užrašai, bet jie yra iš to pasaulio regiono, kaip ir tas pats telefonas. Palikta čia. Tiek daug dalykų, į kuriuos galima pažiūrėti. Pažiūrėk į šios akinius. Jie man tikrai labai patinka. Oho, matai, tu laikytum juos priešais veidą štai taip ir taip skaitytum su šiais akiniais. Padėkime juos gražiai atgal. Ir dar liko laiko šiai viršutinio aukšto pusiai. Pažiūrėkime, ką ši pusė gali atskleisti. Visi. Šiek tiek mažiau prabangu nei kitoje pusėje, bet tikrai dar ne darbininkams. Vis dėlto manau, kad tai būtų svečių miegamieji. Kai svečiai atvykdavo, turėjote kur juos apnakvindinti. Kas čia? Atrodo kaip kažkoks kepurė, bet dabar ji visiškai suėsta. Po apačia yra statula. O man tai patinka. Turime tokį įmontuotą spintelę, o tada čia yra mažas plovimo kampelis su naktipuodžiu po apačia, bidė pirmtakas. Tai yra. Oho, gražu džiuk. Ant viršaus ten. Kitas didžiulis miegamasis šioje pusėje tikriausiai vėlgi. Taip pat svečių miegamasis vis dar atrodo labai prabangiai šiai vietai. Apmušta lova vis dar paklota, joje viskas tebėra. Wow. Labai prabangiai. Ir tada čia turime pertvarą. Jie tikrai taip pat mėgo savo kiniškus ir azijietiškus antikvarinius daiktus. Kaip matote, jie turbūt tais laikais buvo gana brangus, nes juos matote tik pilyse, o ne paprastuose namuose. Paveikslas su vešliu kraštovaizdžiu, fone Alpių kalnai. Oho, buhalterijos stalas šioje pusėje. Labai gražu. Tapetai šiame kambaryje tiesiog atsipalaiduoja, pasiduoda ir sako, pasimk mane. Ir tada mes pereinam į kitą. O, tai dar vienas vonios kambarys, bet jis vėl yra pilies bokšte. Kojos, vonės su kojomis apačioje, letenų nagai. Oho. Prabangi vonia, bet vėlgi labai senamadiškas vonios kambarys. Mano nuomonė, ši vieta tikrai nyksta. Atidarykime šitą, viskas vis dar viduje.
Pažiūrėkite į šios lazdos čia viršuje. Ši kolba su kažkokiu eliksyru viduje. Uždarykime tai vėl gražiai. Ir netgi balbai šiame kambaryje yra pritaikyti prie bokšto išlinkimo. Kaip matote, jie pritaikyti prie išlinkimo. Oho, noriu atkreipti dėmesį į dar vieną dalyką šiame kambaryje ir tai yra tai. Elektra buvo įvesta vėliau, bet kai ši pilis buvo pastatyta, čia žinoma nebuvo jokios elektros. Ir ji buvo įvesta tik vėliau. Šviesa sklinda iš laiptų. Oho, aš pamiršau čia vieną kambarį. Pažiūrėkime į jį greitai. Ir taip, turime dar vieną miegamąjį. Tiek daug miegamųjų šioje vietoje, kur žmonės anksčiau miegodavo. Turbūt anksčiau čia gyveno labai didelė šeima. Tais laikais visi gyveno kartu viename name. Dabar mes visi esame išsibarstę po visą pasaulį. Mes susitinkame tik per Kalėdas. Čia jie vėl turėjo vonios kambarį pilies bokšte. Įdomu. Gerai, eikime aukštyn šiais laiptais. Vingiuotais laiptais į viršutinį aukštą. Deja, jau galite matyti, kad pastatas čia pradeda skilinėti. Lipti čia į kažkokį viršutinį aukštą. Man atrodo labai nestabiliai. O Dieve, čia tikrai galima pamatyti pilies nykimą. Reikia daug renovacijos darbų, kad ji vėl būtų naudojama. Tai labai apmaudu. Su šiais Prancūzijos pilimis atrodo, kad niekam jie nerūpi, arba niekas nebeturi pinigų jų atstatymui. Todėl jie tiesiog paliekami tokie. Man skauda tai matyti. Šiame kambaryje anksčiau miegodavo vaikas, bet dabar čia jau niekas nebemiega. Gerai, turiu eiti į šį kambarį per šias medines sijas, nes šis dar labai gražus. Pažiūrėkite, vėl atrodo kaip svečių arba vaiko miegamasis. Čia viršuje mažas rašomasis stalas ir laikrodžio ciferblatas tiesiai ant jo. Iš kada šis popierius? Iš 6 ar 7, 66. Oho, šitam jau 60 metų, visi vėl 60 metų senumo. Nuostabus tapetai šiame kambaryje. O Dieve, tada čia turime dar vieną miegamąjį. Pažiūrėkite į šią labai seną plieninę lovą, kurią turime čia. Kažkokį gydytojo lagaminą. Ir tada ši mažytė apmušalų kėdė kampe su šalia esančia mažytė krosnele. Ši aplinka yra tiesiog nepaprastai miela. Tai tarsi vienas prie vieno, kai kita pusė skalės, kaip paprastai būdavo. Vaikiški žaislai iš senų laikų tiesiog žavi, o dar ir vežimėlis tikras grožis. Matau, kad liko paskutiniai laiptai. Gerai, įdomu, kur jie mane nuves. Eikime čia aukštyn. O atrodo, kad tai aukščiausias pilies aukštas. Vėl viena duris užrakintos. Tada, jokiu būdu aš čia neįsiu. Tai ta viršutinė dalis, kurią ką tik jums parodžiau.
Atrodo neverta rizikuoti savo gyvybę, nes čia viskas byra, griūva paskutinė namo dalis, leidžiantis laiptais į rūsį. Pažiūrėkime, nes pilies rūsiuose dažniausiai būna labai įdomu ir ten saugoma daug istorinių dalykų. Dėl šito nesu tikras, jau matau keletą plastikinių kėdžių. Tai nėra geras ženklas, bet pažiūrėsime. O, eikime pirmi. Čia dešinėje matome šį dviratį gulinti aukštyn ratais. Tai buvo namo elektra. Oho. Pažiūrėkite, tai buvo jungikliai, skirti įjungti ir išjungti elektrą, žinoma. Vėliau pridėta, nežinau, kam būtų naudojami tie stiklainiai ten viršuje. Pažiūrėk juos. O, vyno rūsys, žinoma, pilyje privalai turėti vyno rūsį. Labai svarbu, mano draugai, mano brangūs žiūrovai. Ir vis dar čia liko keletas vyno butelių. Ir visi jie vis dar pilni vyno. Tai tiesiog visiškai nuostabu. Žirgų reikmenys, į kuriuos, kai joji statai kojas, visi skirtingi dalykai skirti prikabinti arklį. Oho, man labai įdomu, kas yra šioje rankinėje. O, atrodo, čia yra keli paltai. Labai nuostabu. Turiu tai išimti. Palaukite akimirką. Ką tik ją atidariau. Bet tai nėra paltai, galbūt tai yra kilimai ar kažkas panašaus. Taip, jie atrodo kaip paltai, bet nesu tikras, ar jie tokie yra. Iš tiesų labai dideli. Ir jei kas nors žino, kas tai yra, praneškite man. Žinoma, vaizdo įrašo pabaigoje aš viską sutvarkysiu ir vėl uždarysiu maišą. Bet dabar eikime toliau per rūsį. Gerai, šiaudelis. Keletas boulingo kaišių, kuriuos turime čia ant grindų. Tai įdomu, šiuos mesdavai taip ir tada numušdavai šiuos kaišius, žaisdamas senovišką boulingą. Paskutinis kambarys čia - tai maisto sandėliavimo patalpa. Žinoma, maistą laikytum rūsyje, nes čia labai vėsu. Oho, šis čia stovi jau labai ilgai. Ant jo auga pelėsis. Man labai patinka šio rūsio dizainas, tai tiesiog žavi, kaip sakoma. 1923 metų gegužė. Ten, o tada kitoje laiptų pusėje, mes prieiname prie šios pilies dalies, kurioje jau buvome anksčiau šiame vaizdo įraše. Jeigu dar prisimenate, čia buvo virtuvės zona, o apačioje dirbdavo darbininkai. Kaip matote, šie kambariai yra labai tušti. Bet čia buvo maisto ir kitų dalykų sandėliavimo patalpos. O šioje pusėje turime didžiąją virtuvę, kurioje buvo ruošiamas visas maistas. Oho, milžiniška viryklė apačioje. Gartraukis, labai graži prancūziška malkinė jūryklė apačioje, štai ten. Čia viršuje taip pat lygintuvai. Pažiūrėkit tuos labai tvirtus, labai sunkius. Ir tada kambario viduryje taip pat turėjome milžinišką viryklę, kurioje tikriausiai keli darbininkai vienu metu gamindavo maistą pilies savininkams. Labai surūdijusi, jos jau nebeįmanoma atidaryti. Viršuje čia buvo aliejinė lempa, apšviečianti šį kambarį. Tikriausiai darbininkai, tarnai čia nebuvo labai ilgą laiką. Ši spinta visiškai sugriuvo. Turime dar vieną mažą zoną, paruošimo zoną. O, ir čia buvo maisto liftai. Taip, jie išvažiuodavo į viršuje esančią virtuvę. Čia jau nebeveikia, kabeliai visiškai nutrūkę. Vau, koks radinys. Matau čia laiptus.
Ir manau, kad tai mus veda prie tikriausiai tarnų zonos, kur tarnai miegodavo ir dirbdavo. Šios durys užrakintos, bet vis dar turime šiuos laiptus vedančius aukštyn. Vėlgi spintos įrengtos sienose, visur šiame name. Šios taip pat atrodo yra užrakintos. Gerai, taip, tai tikrai buvo darbininkų kambariai, labai paprasti. Jie daug pinigų čia neišleido, taip šiek tiek išleido, bet kaip matote čia, pilyje dirbę darbininkai, čia miegodavo. Čia turime paprastą krosnį su mažu veidrodžiu virš jos. Čia taip pat daug knygų. Ir tada mažytė lova, tiksliau 2 lovos šioje pusėje, kur miegodavo 2 darbininkai. Oho, čia viduje tarsi bičių lizdas, daug bičių skraido aplinkui. Gerai, aš išeisiu iš čia, palikdamas šį kambarį už nugaros. Nereikia man būti ten, ką tik kažką pastebėjau. Leiskite man paimti šį akmenį. Priešais duris. Čia tiesioginė prasme yra sienos konstrukcija arba durų konstrukcija, kaip galite tai pavadinti. Oho. Bet taip pat noriu jums parodyti iš arčiau, kaip atrodydavo tarnų lovos. Labai paprastos, palyginti su prabangiamis lovomis, kuriuose miegodavo pilies savininkai. Matau, kad yra dar vienas laiptų aukštas. Žinoma, lipkime ten. Oi, vos nepasiutau ten. Atsiprašau. Šitas veda atgal į pilį, tai kambarys, kurį ką tik filmavome. Gerai. Grįžkime atgal. Tarnų zona. Atrodo, kad jis veda iki pat bokšto viršaus. O Dieve, šiame kambaryje labai jaučiamas irimas. Pažiūrėkit to. Visos šių žmonių nuotraukos liko čia. Man labai patinka tai, ką čia turime priešai save. Šalia jo yra milžiniškos knygų spintos. Prie manęs prisijungia Jarūnas. Turime šį traukinio vagoną, šį traukinį, geležinkelio bėgius, vaikams, kurie čia miegodavo, kurie čia gyveno, ir darbininkų gyvenamasias patalpas taip pat. Miniatiūrinė žaislinė pilis, čia ant grindų, o ten sėdi lėlė. Tiesiog turiu atkreipti dėmesį į mažus baldus esančius šiame kambaryje. Kaip matote, jie turi šį mažą praustuvą su netgi emblema priekyje, o šalia jo stovi mažytė kėdutė. Tai buvo žaislai, su kuriais žaisdavo pilies vaikai. Galite matyti, kad net ir kriauklės vidus yra dekoruotas, o ji pagaminta iš porceliano. Šiuos aš vadinu tikrai žaislais, jie tarnauja ilgai. Mažytės duris, dėža jos užrakintos, bet matau, kad šioje pusėje yra dar vienos duris. Eikime čia. O Dieve, visa siena griūva, pažiūrėkit tai. Ir tai mums pasakoja turtingųjų ir vargšų istoriją. Jie neskyrė tam laiko arba išleido kuo mažiau pinigų. Nes galite matyti, kad pats pilis vis dar yra labai geros būklės. Bet čia viskas tiesioginė prasme griūva. Statybinė spinta, viduje vis dar daug daiktų. O čia yra kariuomenės nuotraukos, kaip matote. Nes Amlos Andujaus vyras tikriausiai jis buvo pulkininkas kariuomenėje. Matote juos sėdinčius už pilies ribų ir puikiai leidžiančius laiką.
Čia galime pamatyti dar vieną jų portretą. Čia pačioje dar daugiau kariuomenės nuotraukų. O, ar čia yra protezai? Taip, jie tokie. Bet ne, jie nėra. Radau kitų protezų. Ne, čia ne protezai. Manau, jie skirti ištiesinti batus ar kažkam panašiam. Gerai, radau protezus apleistame name moters, kuri neteko kojų dar 1900-aisiais. Nuorodą į tai paliksiu ten viršuje. Bet wow. Turime dar vieną kambarį čia už nugaros, kuris visiškai griūva, į kurį aš neisiu. Pažiūrėkite į šitą mažą, tai kaip kūdikio lovytę, bet labai maža, kad mergaitės ir berniukai galėtų su ja žaisti. Nuostabu, aš nelysiu po tuo, nes tai gali nukristi man ant galvos. Gerai, eikime į paskutinę pilies dalį. Pažiūrėkime. Lipkime vingiuotais laiptais į viršutinį aukštą. O dabar patenkame į pilies bokštą. Gerai. Čia viršuje yra vandens bakas. Žinoma, vandens slėgis. Reikia pastatyti kuo aukščiau, o atrodo, kad ant šito nenorėčiau vaikščioti. Grindys tiesiog byrėja, jokių būdų ant jų nelipsiu. Gerai, dabar leiskite jūs išvesti į lauką, parodyti pilies išorę. Ir arklio vežimai taip pat, kurie turi karietinę, dėja nežinau, ar yra kokiu nors arklio vežimu, bet leiskite jūs ten nuvesti dabar pat. Galiausiai visi šiek tiek gryno oro, aš buvau, kiek laiko mes buvome viduje? 8 valandą ryto iki dabar yra 2 valanda, 2. Taip, tai apie 5 valandas. Mes buvome šioje milžiniškoje pilyje. Kokia vieta. Man tikrai patiko ši kelionė. Tai buvo tarsi kelionė atgal į praeitį. Taip pat noriu atkreipti dėmesį į kai kuriuos dalykus apie pilies išorę. Kaip matote, čia yra darbininkų korpusas, kuriame ką tik buvome, kuriame ką tik vaikščiojome. Bet galite matyti, kad šio pastato akmuo likęs neuždengtas. Taip yra todėl, kad jie jį pastatė labai pigiai. O toje dalyje, kur gyveno turtingi aukštos klasės žmonės, akmuo yra labai lygus. Ir taip galite pamatyti skirtumą tarp darbininkų pusės ir turtingo savininko pusės. Ir žinoma, kai prieisime arčiau galinių durų, galėsite pamatyti visą ten esantį dizainą. Visas gražus dizainas įkomponuotas į pilį. Tai labai tvarkinga ir labai gražu. Oho. Bet dabar pereikime į priekį. Noriu apžiūrėti karietinės ir tikriausiai dar kai kuriuos darbininkų namus. Tikiuosi, kad rasime karietų, bet abejoju. Bet kas man taip pat pasirodė labai keista šiame name, tai kad visas kiemas, kaip ką tik matėte, yra visiškai tuščias. Nė vienos statulos, nė vieno krūmo, nė vieno gražiai apkirpto krūmo. Nieko, tik pilis. Tai viskas, kas čia yra. Pažiūrėk į šią vietą. Tai viena gražiausių pilių iš išorės, kokias esu matęs. Šie 2 bokštai priekyje yra tikrai nuostabus. Oho! Ir čia buvo pagrindinis įėjimas į šią vietą. Čia žmonės įeidavo ir juos pasitikdavo šis 17 amžiaus fasadas. Paliktas ir pamirštas. Tiesiog visiška gėda. Ten yra arklinių vežimų namai. Leiskite ir juos jums parodyti. Čia reikia ilgai eiti. Tikrai nepriaugsiu pilvo bekeliaudamas. Atrodo, čia turime kažkokį bokštą. Labai aukšta žolė, per kurią turime prasibrauti. Noriu pasižiūrėti į bokštą, sužinoti, kokia buvo jo paskirtis. Pažiūrėkime, ar galime jį atidaryti. Duok man, aš pažiūrėsiu. Labai lengvai užsidaro.
Atrodo tiesiog labai blankus bokštas. Čia nėra daug ką pamatyti. Gerai, uždarom šitą grožį atgal. Kas tai? O taip, čia turime šlifavimo ratą. Šlifavimo ratas, vyno statinė. Ir taip, matote, čia būtų buvęs laikomas plūgas ir keli gyvuliai. Gerai, manau, baigsiu čia prie traktoriaus, perduosiu tau. O, dar yra vienas namas. Žinoma, visiškai apie tai pamiršau. Atrodo, kad tai tikri namai. Pažiūrėk, ar atidaryta. Užrakinta. Ji tarsi uždaryta. Kas ten viduje? Gėrimas. Šlamštas, matau čia mažą tvenkinį. Tai šaunu visi. Pažiūrėkite į šį tiltą. Per jį jau nebeinama jokių būdų čia ant tilto. Visi, aš baigsiu šios savaitės vaizdo įrašą. Noriu padėkoti jums visiems, kad žiūrėjote į šią didingą pilį, kuri buvo sustingusi laike. Oho, kokia vieta. Jei jums patiko, paspauskite patinka vaizdo įrašui, prenumeruokite kanalą. Jei esate naujas ir norite pamatyti daugiau tokių epinių tyrinėjimų, parašykite man gražų komentarą komentaruose. Aprašyme taip pat yra nuoroda į Patreoną. Ten galite mus paremti ir padėti mums leistis į šias nuotykių keliones po pasaulį. Noriu jums visiems padėkoti ir pasimatysime kitą savaitę dar viename epinėme tyrinėjime. Viso gero, labai jūs myliu.